Labas! Mes, Loreta, Gerda ir Ugnius, esame naujai paskirtų vadovų bendraautoriai. iHead programa skirta padėti naujai paskirtiems vadovams ir vadovėms greičiau ir sklandžiau įsibėgėti naujoje savo rolėje. Sveikiname su jumis jau trečią kartą iš 4 video skirtų pasimatuoti savo rolę iHead akceleratoriuje. Ir šiame akceleratoriuje mes pateikėme užduotis ir vieną kitą patarimą, kaip prisijaukinti savo rolę. Žinome, kad tai yra iššūkis. Matome, kad galime padėti. Todėl šiandienos tema ir yra apie komandos pokyčių valdymą. Ir iš karto, kalbant apie pokyčius ir apie valdymą, prieš tai prisimenant, apie ką mes kalbėjom, kad vadovavime dėmesys šiandien dienai krypsta nuo rezultatų į žmones. Ir vis daugiau dėmesio skiriam pasigalvoti, o kaip sukurti sąlygas žmogui dirbti maksimaliai gerai. Kyla klausimas, kaip panaudoti visų komandos narių kompetencijas, gebėjimus, idėjas. Ir dėl šių priežasčių vadovavimas apima gerokai daugiau negu naujų KPI-sų nustatymą, naujų sistemų diegimą, procesų naujų diegimą. Nurodymų ar žinojimo visiško kultūra nebeveikia taip gerai, nes su jie nebegalime įtraukti žmonių, kad jie išnaudotų visus savo gebėjimus. Ir kyla klausimas, o kaip pakviesti žmones dalyvauti pokyčiuose. Iš čia kyla tikroji priežastis ir tikrasis iššūkis vadovams. Kaip sukurti ilgalaikį pokytį, skatinant darbuotojų sąmoningumo augimą. Ir svarbu pabrėžti, kad tai yra ne trumpalaikis, ne vienkartinis, bet ilgalaikis procesas. Ir šis procesas apima pradžioj susiderinimą, o kokia yra mūsų visų vizija, kokie yra mūsų tikslai, kokie mūsų vertybės. Ir antras svarbus etapas – pagalba pačiam vadovui ir pagalba kiekvienam komandos nariui. Susiderinti savo asmeninės vertybės, įsivardinti savo tikslus ir pamatyti viziją. Ir suderinti viziją, tikslus ir vertybės su komandos vertybėmis. Tai apibendrinant šitą pirmąjį iššūkį, siekiant efektyvių ir tvarių pokyčių komandoje, ypatingai svarbu užtikrinti sąlygas sąmoningam kiekvieno komandos nario pakvietimui dalyvauti pokyčiuose. Ugniau, kokios tavo patirtys? Man atrodo, labai svarbi vieta naujai paskirto vadovo darbotvarkėje tenka asmeniniai ambicijai ir taip pat asmeniniam pažadui, kad aš ateinu ir aš darysiu kažkokį tai pokytį. Turbūt naują vadovą, kai skiria, komanda, lygiai taip pat tikisi. Štai šito vadovo, lūkestis iš jo toks, tikimės rezultatų ten ar kažko tai tokių tai ir štai dėl kažkokios tai priežasties, tarkim, pasirinko mane. Ir čia yra viena iš tokių gana gilių, stiprių, patirčių arba tuo pačiu labai dažnai daromų klaidų. Kaip mes įsivaizduojame pokytį, apie ką yra pokytis. Ir visų pirma, kodėl šitas video taip pat yra gana aukštai naujai paskirto vadovo prioritetų sąraše su šita tema. Todėl, kad turime suprasti, kokį elgesį ir į kokią pusę ar kokią kryptimį, kokią trajektoriją aš ateinu keisti. Kitaip sakant, provokuoti komandoje. Tai, ką Gerda, tu sakai apie sąmoningumą, tai jau yra įgyvendinant pokytį, tai reiškia, kai aš jau kviečiu tam tikram elgsenos transformavimui. Tačiau labai svarbus momentas yra ateinant į komandą, turėti aišku vaizdą arba bent jau per pirmąją mėnesį, savaitę ar kiek ten laiko turiu įsibėgėjimui, jį pamėginti susiformuluoti. Kame matau būtinus pokyčius, kokioj elgsenoj matau būtinas korekcijas. Ir čia svarbus turbūt dar šiek tiek, tas
nežinau, pokyčio valdymo tam tikrą DNR arba pokyčio valdymo alfa ir omega. Apie ką jis yra? Pirmas žingsnis. Kaip aš paruošiu komandą pokyčiui, tai yra prepare, kaip mes, kokius įrankius, kokius metodus, kokį, nežinau, priežastingumą, arba taip yra terminas tas sense of urgency turim, keitimui elgsenos. Tada, kuo apsirūpinam pokytyje, kad mums jisai vyktų sklandžiau, tai reiškia kokios, nežinau, priemonės, metodikos, kas ten bebūtų, ir tuomet, ką darau, kad sukurčiau palankę pokyčiui aplinką, kitaip sakant, kad neįvyktų atkritimas. Labai dažna komandos, reiškia, va ta, nežinau, pokyčių disciplinos disfunkcija, kai darėm ir atkritom į kažkokį tai įprotį. Ir tai irgi susiję su, pakankamai sunkia teritorija. Tai yra komandos elgsenos, kažkoks tai dizainas, transformacija, keitimas. Tai man šiuo atveju svarbu, kad mes pirmą, kaip naujai paskirti vadovai, labai aiškiai pamėgintumėm pasakyti, tai į kokį elgesį nusitaikęs esu, reiškia, ką norėčiau keisti, iš kokios elgsenos į kokią, tik tai tada pradėti tolimesnį projektavimą. O paskui, žinoma, labai svarbu, Gerda, papildant, reiškia, tą sąmoningumo dalį, kaip aš jungiu visą aplinką palaikyti šito pokyčio, nežinau, tvarumą arba tą prevenciją atkritimui. Taip, Gerda, gal tada gali užvesti ant kelio, kokią užduotį mes šitai temai esam paruošę. Ir mes norim su užduotim ir apimti sąmoningumą, aplinką, būtina tam sąmoningumui pasiekti ir kaip pasekmė gaunasi pasikeitusi elgsena visos komandos, įsitraukimas, kurio mums reikia pasiekti, jeigu mes norim šiandieną siekti reikalingų rezultatų. Ir kalbėdami apie tai mes ilgai svarstėme, ar paprasta būna visiems vadovams ir ar visose komandose labai paprasta įsivaizduoti tą viziją, link kurios einame. Ir tiesą sakant, būna visai. Būna vadovų, kurie sako, nėra čia ką planuoti 3 metus į priekį ir 5 metus į priekį, ar tu nematai, kaip čia viskas keičiasi. Būna vadovų, kurie labai aiškiai įsivaizduoja, o kokią aš noriu matyti komandą. Po 5 metų, po 3 metų, po metų laiko. Ir kalbėdami apie tą tolimą viziją, labai dažnai mes įvertinam ir verta įvertinti, ką geriausio gali kartu pasiekti visa komanda. Kuo mes tampame dirbdami kartu. Kokius pagrindinius pokyčius pastebime po metų, po 3 metų. Ir iššūkių vis tik pakviesime jūs pasirinkti trumpesnį laikotarpį. Ir jaučiant tą viziją, link kurios jūs norite su komanda eiti, kad sukurtumėt visus tuos pokyčius, kam jūs esate pasiruošę, užduosime vieną paprastą klausimą. Iš ko po mėnesio laiko suprasite, kad jūsų komanda tapote geresni 20%? Iš ko suprasiu, kad po mėnesio tapome 20% geresnė komanda? Pabandykite užsirašyti, susidėliokite, įsivardinkite, ką reiškia geresnė komanda, iš ko suprasite, kad tai būtent 20% geresnė komanda ir į šitai atsispirdami į šitą atsakymą galėsite pasirinkti pirmosius žingsnius. Jeigu norite po mėnesio tapti tokia komanda, ką turite nuveikti per šią savaitę, per vieną dieną, kam turite įkvėpti komandą. Ir Ugniau, kokios mintys kyla, kas galėtų padėti? Prisimenant tai, ką mes pradėjom, reiškia, pirmajame ir antrajame video, kaip tam tikrą irgi naujai paskirto vadovo, tokį pirmųjų žingsnių, galbūt tokį, nežinau, lauką, dėmesio reikalaujantį lauką, reiškia, grįžtu prie temos apie transformaciją nuo dalykų vadybininko vadovo, nuo, reiškia, reikalų vadovo prie žmonių vadovo. Ir šitoje užduotyje aš taip pat matyčiau, reiškia, tą žmonių vadovo įtaką. Reiškia, jeigu sakom 20%, pavadinkim, nežinau, simboliškai, 20% geresnė komanda, tai reiškia, vėlgi, kokiu komandos elgesiu aš noriu įsitikinti, kad mes kaip komanda augame, kad mes kaip komanda keičiamės. Ir čia gali būti milimetras, gali būti maža kažkokia detalė, gali būti, kad pavyzdžiui,
na, norėčiau, kad mano komanda laisviau ir patys labiau dalintųsi savo ten, nežinau, pardavimų pasiekimo, ten, nežinau, rezultatų kom nors. Ir tai jau gali būti žingsnelis. Mums svarbu, kad įsijungtų jūsų dėmesingumas pokyčio objektui. O pokyčio objektas yra mano komanda, mano žmonės ir jų elgsena. Nes dažnai nubėga jaunai, naujai paskirti vadovai, dažnai nubėga į tokį mechaninį klausimų sprendimą. Exceliuką patobulint, CRM patiuninguot, kažkur tai formą kažkokią pasitaisyti, gal ten, žinai, bonusų tvarką pakoreguoti, bet tai yra tik tai, vėliau jau priemonės tam tikros arba tam tikri įrankiai. Ne ten, kaip pasakyti, ne tik tai ten reikėtų sutelkti dėmesį. Tai aš gal sugrįždamas prie tos užduoties, iš ko suprasime, kad po mėnesio tapome 20% geresnė komanda, aš mėginčiau tai vis tiek išreikšti ne plus 10% pardavimų, bet būtent per elgsenas, ką mes darome kitaip, kas pasikeičia susirinkimuose, kas pasikeičia kasdienybėje, kas pasikeitė gal ten reportingė, kas pasikeitė bendravime galbūt komandos. Tai ta tokia gal ta minkštoji atrodytų dalis, bet čia kaip tik ir praktikuojama people management ta rolė arba tas people management manager vaidmuo naujai, reiškia, toj paskirtoj pozicijai. Jeigu papildymui reikėtų, galim tik pridėti, kad kuo tampame kaip komanda, dėl ko be abejonių mes sutarėm. Ir ką geriausio galime pasiekti dirbdami tokiu būdu, elgdamiesi taip, kaip elgiamės. Loreta. Dėkojam iš tiesų, kad likot iki šios užduoties pabaigos ir išaiškinimo ir esate dar kartą pasiruošę išbandyti šitą pateiktą užduotį. Jinai, kaip ir prieš tai buvusios užduotys, jos trunka ne vieną dieną, dėl to pokyčiai ir neprasideda per vieną dieną. Mes orientuojamės į ilgalaikę perspektyvą. Iš tiesų tai tokias ir dar kitokių daugiau užduočių greičiau įsibėgėti į naujai paskirto vadovo rolę mes praktikuosime iHead programoje, kuri yra ilgesnė, 50 valandų. Tai bus ir treniruotė, ir užduotis, ir asmeninis dėmesys dalyviui. Pirmame video, kurį parodėme ir užduotį davėme, buvo skirta į savistabą, į savilyderystę. Antrame video mes kalbėjome apie komandą. Kalbėdami apie komandą, natūraliai pereiname prie trečios užduoties orientuotą į pokyčius. Taip, kaip mes tampame kaip komanda, ne kaip vadovas, bet kaip komanda mes tampame geresni. Ir šiandien buvo puikūs kriterijai, pavyzdžiai pateikti. Ir žinoma, liko 4. video, kuriame pasidalinsime užduotimis orientuotus į sprendimo priėmimą. Daugiau žinoma apie programą iHead galima sužinoti, paskambinti, parašyti per iHead.lt puslapį, užsukti į LinkedIn paskyrą ir komentuoti ir žinoma atlikti užduotis. Linkime gerų, prasmingų įžvalgų.